Stulpelis juda. Kodėl taip nutinka? Pažiūrėkite, pamatas suskilęs. Stulpas visiškai laisvas. Matote? Reikia taisyti. Pažymėk vietą. Ištempk virvę tiesiai, įkalk kuoliuką čia. Išmatuok atstumą. Viskas teisingai. Ko reikės? Kastuvas, ruletė, gulčiukas, mediniai ramsčiai, žvyras, cemento maišas ir vandens kibiras. Tai yra pagrindiniai įrankiai, kurių mums prireiks statyboms. Štai, įstatome stulpą į duobę, bet duobė per maža ir per sekli. Matote, stulpas svyruoja. Tai klaida. Duobė turi būti platesnė ir gilesnė. Pirma klaida – duobė per maža. Duobė turi būti gilesnė. Kaskite giliau ir platesnę duobę, kad stulpas stovėtų stabiliai. Štai taip. Dabar gerai. Patikrinkime duobės gylį. Matuoklę nuleidžiu į dugną. Gylis tinkamas. Palikite vietos betonui. Dabar galima tvirtinti stulpą. Sveiki, aš parodysiu, kaip įrengti pamatą. Pirmiausia, į duobės dugną pilame žvyrą. Tolygiai paskirstome, kad būtų stabilus pagrindas. Štai taip, sluoksnis paruoštas. Dabar įstatykime stulpelį į paruoštą duobę. Laikykite jį tvirtai abiem rankomis ir atsargiai centruokite. Patikrinkite, ar stulpelis stovi tiesiai. Tikrink su gulščiuku. Dabar atsargiai reguliuokime stulpą. Puiku, burbulas centre. Patikrinkite lygį iš abiejų pusių. Dabar patikrinkime kitą pusę. Reguliuokite, kol bus tiesu. Puiku, dabar lygus iš abiejų pusių. Pritvirtinkite atramomis. Laikykite tvirtai, kad stulpas nejudėtų. Užfiksuokite atramas vinimis. Dabar stulpas tvirtai stovi. Sveiki, paruošime betoną santykiu 1:3. Pirma, 1 cementas, antra, 2 smėlio, trečia, 3 žvyro. Dabar maišome. Vanduo po truputį, supilkite jį į betono mišinį ir maišykite kastuvu. Tieskite lėtai, kol mišinis taps tirštas ir vientisas. Gausite tankę masę tinkamą darbui. Dabar į betoną įpilsiu per daug vandens, tai klaida. Matote, mišinys tampa per skystas ir silpnas. Per skystas betonas sukėtės netvirtas. Venkite šios klaidos. Sveiki, šiandien parodysiu, kaip turi atrodyti teisingai paruoštas tirštas betonas. Žiūrėkite, koks jis tirštas ir gerai sumaišytas. Būtent toks tirštas betonas yra gerai. Sėkmės darbuose. Pilame tirštą betoną į duobę aplink stulpelį. Užpildykite ervę tolygiai, kad betonas gerai sukibtų. Štai taip, tolygiai aplink visą stulpelį. Ir baigta, betonas sukėtės ir laikys tvirtai. Dabar sutankinkime betoną aplink stulpą. Naudokite medinį pagalį ar kastovo rankeną. Švelniai spauskite ir maišykite pašaltumėte oro kišenas. Taip užtikrinsite tvirtą pagrindą. Patikrink dar kartą, ar stulpas yra tiesus. Naudok burbulo lygį ir patikrink vertikalę. Jei reikia, pakoreguok, kol betonas šviežias. Dabar viskas gerai. Stabilizuokime stulpą, kol betonas kietėja. Paimkime laikinas medinės atramas, įtvirtinkime jas į žemę, kad stulpas stovėtų tiesiai. Dabar jis stabilus. Nejudinkite, kol betonas sukietės. Nejudink, kol kietėja. Saugok nuo saulės, kad per greitai neišdžiūtų. Dabar gerai. Saugok nuo saulės. Dabar tvirtas stulpelis. Sveiki, aš ką tik pastačiau šitą tvoros stulpelį. Pirmiausia, iškasame duobę, tada naujo gulčiukas stulpelis būtų tiesus ir galiausiai pilame tirštą betoną. Štai taip paprastai. Ačiū, kad žiūrėjote.